Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien, kaip matote, dugninės meškerės platforma. Tai kalba bus apie žvejybą stovinčiame vandens telkinyje. Kodėl aš pagalvojau, kad šiandien reikia būtent tokią laidą. Praėjusią savaitę klubo žvejo tribūna, kuriam tenka garbės atstovauti trečią kartą iš eilės, tapo Lietuvos dugninės meškerės čempionai. Sveikinu savo bičiulius. Iš tikrųjų, praleidom nuostabų sezoną. Atgaudėm tikrai sąžiningai gerai. Ir šiandien keletas čempioniškų paslapčių. Visų pirma, aišku, norisi padėkoti mūsų klubo rėmėjams, Tubertinė. Ir šiemet mes gaudėm vandenį jaukais. Man tai buvo pakankamai didelė naujiena, nes kokį 15 metų gaudžiau tik išskirtinai sensas. Tačiau, kaip matėte, ir tokiais jaukais galima tapti nugalėtojais. Iš tikrųjų, jie labai žinomi, pasaulyje gerbiami jaukai. Lietuvoje gal mes apie juos tikrai nedaug esame kalbėję, galbūt tai pirma mūsų laida. Variantų yra begalė. Ir štai jūs matote visus jaukus, kuriuos mes šiandien naudojame tam tikromis žūklės sąlygomis. Aišku, reikia žinoti, ką su kuo maišyti, kada gaudant koją, kada gaudant karšį, kada gaudant srovėje. Šiandien aš tuoj pat paruošiu jaukus, papasakosiu apie juos. Ir šiandien, kadangi mes tikimės uoste pagauti vieną kitą karšį, tai daug nekalbam, imam jaukus ir gaminam. Vienas iš mano labai šiemet mėgstamų jaukų Gold Pro Brim Classic, praktiškai visur srovėje, stovinčiam vandenyje, bandantis pastatyti karšį. Pakankamai grubus, stambus jaukas, skirtas didelio žuvies gaudymui. Turi savo labai malonų kvapą, tai va, žiūrėkit. Ir dar vienas jaukas natūras, neutralus jaukas, irgi pakankamai stambus, šviesus jaukas. Šiandien gaudysiu šviesių jaukų, nedažysiu jo. Ir štai tokių dviejų pakelių mums turi užtekti šios dienos žūklei. Pilnai. Na ir žinoma, aromatai. Ar karamelė, ar brasiam, čia jau kaip kas mėgsta, ar big fishą. Jeigu gauda didelę žuvį, aš kadangi maišau jauką karšinį, tai labai skanus aromatas karšiui. Pusė indelio į vandenį, kuriuo drėkinsiu. Aišku, kaip visada aš sakau, kad jaukus mes drėkiname 2 kartus. Netgi 3 kartus. Tai dabar startinį jaukinimas, duosim išbrinkti. Ir dirbsim toliau. Jauką paliekam 15 minučių, reikės dar vėl jį drėkinti. Dabar turim pasižiūrėti, kokios žuvis gyvena čia. Tą mes turim diperį, kaip visada. Pastovus mūsų laidų palydovas, žvejant dugninę meškerę, kad daug negalvoti, neieškoti, nestuksten svareliais. O, tiesiog viską padaryti labai paprastai ir elementariai. Telefoniukas ir dirba. Pasižiūrim, kur uoste žuvis. Dabar vyksta lengvas pakilimas iš 8 metrų į 5, 4. Staliukas gražus. Ir po to ta vadinama tokia čia uoste labai šlikšti parandė. Ir visa yra apaugusi visokiom nesąmonėm, kriauklėm, visokiom žolėm ir ten žiauriai man nepatinka. Nu, va, 10 minučių diperio pagalba mes pasižiūrėjom, kur stovi žuvis. Parodė karšiokų būrį, aš labai tikiuosi, kad karšiokų, nes žuvis prilipusios prie dugno. Viskas, reikia pabaigti jaukus ir pradėti gaudyti žuvį. Nu va, metas pradėti jaukinti, startinės šėryklos 6 didelės, po to pradėsim gaudyti plastiko, kol kas tik tai skandinti pinkai. Uostėje čia iš tikrųjų dirba tas spalvoti, o kaip bus toliau, ar reikės karpyti sliekus, ar reikės kažką galvoti, nežinau. Atstumas pakankamai didelis, mes gaudysim 52 metrai nuo kranto, tai tikslumo reikės. Dėl to papasakosiu apie tikslės šėryklas. Dabar startui didelės jos, bet kokiu atveju gerai skrenda. Gylis, kaip jau sakiau, įspūdingas, ilgai leisi 6 metrai. Dabar pasiekia dugną, palaukiam 30 sekundžių, iškratysim šėryklą ir vėl. Dabar dedu tikslę šėryklą. Štai tokia kulka.
Nysos, iš tikrųjų, viena mano mėgstamiausia, tada, kada reikia gaudyti iš toli ir tiksliai, tikrai pakankamai toli skrenda, nuo plastikas dideliam gilį neleidžia taip greitai išleisti jauko. Vėlgi, ten, kur gilu, mes gaudom dviem variantais. Arba, kaip aš šiandien pasidariau, šiek tiek drėgnesnį jauką ir jį užspaudžiam ir plastikas ne taip greitai paleidžia kaip metalas. Arba yra dar vienas variantas, ziplos šėryklos, štai tokios kolbas. Jos dar lėčiau leidžia jauką, tada galime žvejoti šiek tiek sausesnių jaukų, bet idėja kokia, kad mūsų jaukas įkritęs į vandenį neįsisklaidytų paviršių. Dėl to jis turi būti drėgnas, lipnus ir gerai prikimšta šėryklą, kad nusileidęs į dugną, tik tada pasileistų ir pradėtų dirbti. Aš pajausiu, jeigu bus daug smulkios žuvies, tai vietoj tokios šėryklos dėsiu šitokią, kad kuo įmanoma labiau mano jaukas dirbtų prie dugno, nedulkėtų ir nekviestų smulkios žuvies. Pirmas geras, gražus lenkimas, pakankamai greitai. Dėlis mes gaudom planais. Čia trukdo mums visokios žolės. Reikia dabar perkelti žuvį per vadinamąją šlaitą. Ir tuoj mes turėtumėm su ją susipažinti. Gražiai turėtų būti žuvis, gražiai spaudžia. Va. Bando įlysti žuolės, kaip visi normalų žuvinai, bet jam tai neišeis. Opapa. Oriuko ant šoniuko. Labą dieną. Praktiškai antrų metimų tokia žuvis. Ji mus džiugina. Aš galim drąsiai pasakyti, kad viską mes čia darom teisingai. Masalas, aišku, mikro. Visi sako, kodėl karšius reikia gaudyti naktinių sliekų? Nereikia, chebra. Kuom jaukinat, tom ir gaudykit. Jeigu mes gaudam juos odą trukleliarom, dar smulkesniais masalais per varžybas, tai čia 2 musės lervos ir 1 pinkutis. Oho, koksai dalykas. O, turėtų išimti. O. Taip. Taip. Oho, kiek jėgos turinti žuvis. Iš kur tiek pasiėmė? Fantastinis jausmas. Bach, tik tai. Ai. Dar jis eina kažkur. Oho, smūgiai kokie. Meškerė keturlinka. Stovi vietoj, jisai nenori pasiduoti. Reikia perkelti jį dabar. Sunkiausia vieta. Nu va. Sunku ten tarp tų žalių visur, jie ten bando įlysti, įstrikti. Bet va tokie
Uosto žuvinai. Aš manau, kad pirmą dalį mes baigiam. Viskas čia labai gražu. Tokios žuvis, kai kimba, niekur nereikia toli važiuoti, tiesiog reikia teisingų jaukų, gero aišku metimo, tikslaus metimo. Labai svarbu tokiuose atstumuose, kaip mes dabar gaudom, 50 metrų, tikslus metimas. Kaip jisai į kaulą gavo. Labai svarbu. Tai jūs ilsėkitės, treniruokitės tikslius metimus, susitiksim po pertraukos. Sveiki sugrįžę, žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Kaip matote, turim begalinį grožį, gaudom Klaipėdos uoste. Plaukia štai tokie tankai, titanikai. Žiauriai įdomu. Aišku, čia kelia bangas, bando mus nuplauti nuo platformos, bet šiandien mes tęsime savo žūklę ir kalbą apie dugninę mešką. Kadangi laivai nuploja mūsų jauką, nes iš tikrųjų jie čia dirba įspūdingai, plaukia ten atgal ir jie su savo sraigtais pakelia visą nuo dugno mūsų jauką išblaško. Tada labai paprasta, reikia vėlgi nusimti štai tą mūsų tikslę šėryklą, įsidėti jaukinimo šėryklą ir kokias 4 šėryklas paduoti tokias. Vėl pakankamai daug jauko, tikintis, kad karštis sugrįž, vėlgi supilti kažkokią krūvelę ant dugno jauko. Nors iš tikrųjų, kiek mes čia dar supylėme, tai pagalvojus, ne tiek daug ir gaudome. Kitu atveju, jeigu aš netingėčiau ir norėčiau parodyti, kaip dar aktyviai jūs galim gaudyti, aš karpyčiau daug sliekų. Tiesiog dabar aš jų neturiu, nes uoste kažkodėl tai musės lervos ir pinkai yra vienas iš geriausių masalų. Nežinau, iš kur jie čia juos mato, gal iš visų laivų, kaip plauna kokius nors. Tai va. Tai vėlgi skandinti pinkai, kaip matote, mes naudojame paskandintus jauką. Kodėl? Todėl, kad ten yra pakankamai nemažai dumblelių ir jeigu aš jaukinčiau štai tokiais gyvais, kuriuos aš dedu ant kablio, kaip signalinius, tai iš karto paimtų labai gražiai sulystų į dumblą ir žuvis jų nerasta. O štai šitie skandinti, plikyti, kaip norite, dabar dar viena nauja mada ir labai paprasta atsirado, kurią aš naudojusi. Nei skandinu, nei plikau, tiesiog paėmė į paketą, supili kažkiek tai pinkų, įdedi į šaldymo kamerą, palaikai per naktį, jie sušala į ledą, įsitraukia juos, užpili vandeniu ir jie tokie negyvi, gražus, nereikia nei ten specialiai skandinti, nei laikyti kažkur, o tiesiog užpili vandeniu ir gauda, jie įsitempelė. Ir idėja, kad jie yra ant paviršiaus, tai yra ant bet kokio dugno paviršiaus, ar ant dumblo, ar ant molio, ar dar kažkur, ir žuvį lengviau ją rasti. Kai žuvis lengviau randa, tai automatiškai ir maitinasi. Ir aišku, dabar pakilo šoninis vėjas, dėl to visus metimus atliekam atsistoja, atstumas 50 metrų nėra mažas ir atsistojus vis dėlto jūs pataikysit į tašką daug tiksliau. O vėlgi idėja, kaip aš jau sakiau, kokie žuklėje būtinai pataikyti tašką, nes šėrykla nėra didelė, jeigu mes išbarstysim tokį plotą, tai karšiai ir valgys tokiam plotė kažkur tai aplinkui, nebūtinai ras jūsų kabliuką. O kai pataikai į tašką, tai viskas vyksta, tokiam kaip stalas plotė, tai automatiškai ten žuvis maitinasi ir daug greičiau randa jūsų kablį ir automatiškai kimba. Laukiam dar vieną žuvis. Gražu. Geras jausmas gaudyti karšius. Forsuoti negali. Liuks. Dar viena žuveliukas. Žolių pilna burna.
Jo, ten yra pikta ta vadinamoji šlaitas su labai daug kliuvinių, bet va tokios žuvys šiandien mus džiugina ir mes džiaugsmingai jas gaudom. Ir turim dar vieną žuvį. Nežinau, kiek aš čia dar jos turiu pagauti. Tradiciniai tokie karšiuokai. Nėra patys didžiausi. Bet Kuršių marių ir nėra tokie patys dideli karšiai. Aš kiek esu juos gaudęs, tai toks va standartas. O pavyzdžiui, skirvytė praeitą kartą matė tokie daug didesni žuvinai. Bet aišku, tokių smagu gaudyti. Smagu gaudyti iš toli, dugninę meškerę, jausti to žuvies daužimus, smūgius. Ir tiesiog gerai leisti laiką. Svarbiausiai, kad aš labai tikiu, kad jūs girdite, ką aš pasakoju, tos tarpelius. Dar aptarsime, aišku, mūsų sistemėlės, kurias naudojam per varžybas, bet jas tikrai jau 100 kartų pasakotas, niekas čia nesikeičia šitam gyvenime. Jaukai, kaip matėte, dirba įspūdingai, kviečiu būtent tai, ko reikia. Didelį karšį. Dar apie mano mėgstamus kabliukus, aš kaip visada sakiau ir sakysiu, kad mano stovinčiam vandeniui numeris 1 kabliukas yra Činta, Ovnerio. Tik tai priklauso, aišku, nuo dydžio. Net ir Birštone, kur teko laimėti varžybas, aš irgi naudojau Čintą, va štai 10 numerį. Nėra jis pats mažiausias, bet nėra pats didžiausias, labai smagi plona viela, ant kurios labai lengvai dedasi ir uodo truklio lervos. Ir musės lervos, ir kablys neatsilenkia, išlaiko štai tokią žuvį, kurią aš traukiu, kaip matėte, per žolės, per didelius kliuvinius. Tai būtent jais nuo 16 numerio iki 10 aš operuoju visose savo žuklėse. Didesnių mes nenaudojam, bet iš tikrųjų geras, teisingas kablys Ovneris. Paskutinė graži žuvis, su kuria mes norim atsisveikinti šiandien. Dar kartą, prieš praleidžiant žuvį, aš papasakosiu šiek tiek apie sistemėlę. Dar kartą norim padėkoti savo klubo rėmėjams, tai yra Tubertinė Lietuva, Lydžiui ir žinoma, Geležiniam Lydžiui ir žinoma Salmo meškerė. Su jom aš praleidžiu Team Salmų tarnamentais jau gerą 3 sezoną. Idealus meškerikučiai, kurie man tinka visose žuklės sąlygose, nuo 50 iki 100. Dirba puikiai, atidirbinėja žuvį, ko daugiau ir norėti. Tai va, po kovos su šitą žuvim, pabaigsim, žiūrėsim, ką pagavom ir pasakysim, kad laikas buvo šiandien praleistas labai teisingai. Tokia šiandien buvo mūsų žuklė. Kaip sakiau, apie sistemėlę jau turbūt 1000 kartų pasakojau, bet yra pati paprasčiausia sistema, kokia yra įmanoma, vadinamasis inlinas. Tai yra štai taip. Šėryklėlė su nedideliu atvadu slankiant pagrindinio valo, toliau supynimas valo, šiek tiek ilgesnės negu šėrykla ir pavadėlis. Viskas paprasta, kaip 5 kapeikos, bet tai yra normalu ir tai mes visi naudojame per žuklės varžybas. Vadinamasis inlinas. Apsaugot žuvį.
Jeigu nutrūksta žuvis su šėriklėlė, kad šėriklėlė tiesiog atsikabintų ir žuvis plaukėtų su valu, netampytų paskui savęs šėriklį. Tai va, sezonas buvo geras, man patiko jis iš principo. Dar kartą sveikinu komandą, sveikinu visus mūsų priešininkus, prizininkus, klubus, susitiksim kitais metais oficialiuose varžybose. Na, o dabar dar šiek tiek apie varžybas. Tai 30 rugsėjo įvyks pakankamai įdomios varžybos Didelės žuvys. Tvenkiniuose prie Alytaus, ten gaudysim tik tai metodų. Tai yra gyvulinės kilmės masalai bus uždrausti, bus labai įdomu. Dar vienas varžybos, tikrai netradicinės, nors jau tapusios tradicinėmis, tai žvejų tribūnos organizuojamas renginys Neringoje, plekšnių žūklė, kurie vyksta visą naktį, iš tikrųjų žiauriai įdomios varžybos, kas mėgsta žvejoti surfais jūroje, būtinai atvažiuokit, prizinis fondas smagus ir įdomu tikrai gaudyti plekšnes, tuo labiau, kad jų jau dabar metas, taip kad tikrai pabandykit. Na, dugninės meškerės mėgėjai turės įspūdingas varžybas nuo Baranausko taurę spalio 8 dieną. Kiek žinau, užsiregistravę daugiau negu 100 jau plūdininkų ir dugninės meškerės mėgėjų, bus kombinuotas varžybos, plūdininkai atskirai, dugninės meškerės mėgėjai atskirai. Įspūdingas prizinis fondas, sudalyvaukite. Žodžiu, dar yra ką veikti rudenį, yra krūva varžybų. Na, mes šiandien su jumis atsisveikinam, aš sakau, nei iš vyno, nei uodegos. Pažiūrėsim, ką pagavom, paleisim žuvį ir susitiksim lygiai po savaitės.